Taip, pirma užduotis ir pirmas klausimas. Parašykite skaitmenimis skaičių 53 milijardai 8 milijonai 20, o dieve. Gerai, net nepaskaitysiu, kokia yra ilga šita užduotis, bet tokių būna pupuose. Tikrai, kiekvienais metais pasirodo tokia. Dabar nuo ko čia reikėtų pradėti? Aš pradėčiau nuo vienetų. 64 yra galinis skaičius. Daugiau aš nebegalvoju apie juos. Toliau yra tūkstančiai. Dabar kiek čia tų 7, viskas milijonai, dabar 27 tūkstančiai. Tai 27 tūkstančiai ir atrodo taip. Tai dabar vietoj šitų stovi 64. Štai galiu parašyti. Ir toliau yra kažkiek milijonų. Sako 53 milijardai 8 milijonai. 8 milijonai, tai milijonas visą laiką žinom, kad turi 6 nulius. Tai dabar čia atsiranda 4, 6, 0, 2 ir 7. Tai rašom taip 8 nulis, 2, 7, 0, 6, 4 ir galiausiai 53 milijardai. 53 milijardai turi, 1 milijardas turi 9 ar 12 nulių, lygtais 9. Man taip atrodo. Nes 1000 milijonų yra milijardas. Tai parašysiu aš tuos 9 nulius. Ir viskas. Čia stovi 64. Čia programa kažkaip baisiai keistai rašo. Nu gerai, tai kaip man čia dabar gražiai parašyti? Šitą visą ištrinu lauk ir gražiai tiesiog rašau pačioje. 64, 0, 7, 2, 0, 8, 0, 0, 53. Dabar aš greitai pasižiūrėsiu atsakymus, ar aš čia tikrai teisingai parašiau. Gerai, man atrodo taip. 5, 3, 0, 0, 8, 0, 2, taip, viskas gerai. Tai va taip turėtų atrodyti šitas atsakymas pirmos užduoties. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.